Sveiki, tai eisim pasėlėje prašyti saldainių. Dabar yra Helovynas ir tikėkime, kad gausim saldainių. Taigi, šį kartą Elijos nėra namuose, bet kitą kartą tikrai šios pavoksim saldainius. Tai sustiksim žiemą, kai bus sniego. Jo, beveik 2026 metai ir einam pasėlėje prašyti saldainių. Na, eik. Tai va, sakė, Elija duo šokoladą. Tikimės, kad neapgaus kaip tą kartą. Ir susitiksim prie Elijos namų, kai gausim didelį šokoladą. Tai va, netoli Elijos namų. Ir ką mes dabar darysim? Eisim pasėlėje saldainių. Iš tikrųjų, pabandysim nufilmuoti tyliai. Nesakė, kad nefilmuoti video. Tai mes stengsimės nufilmuoti slaptai. Esu prie namų. Stengsimės filmuoti slaptai. Pradėjau filmuoti dabar. Slapta misija. Slapta misija. O! Gavom šokoladą! Jėj! Gavom šokoladą! Kažką. Tada teistestas. Nu, teistes bus dabar. Eli nesupakavo mums, taip nuoširdžiai padarė. -3, rankų nejaučia. A, kas per naujaką bus -13. -13 čia pizdės šiek. Oi, blėt. Be rankų liksim. Teistes, naujas laužas. Čičin. Iškart pilos paskanėjo. Namaja. Skanu. Va čia nereklama, bet labai geras. Reklamą mums mokės dabar 300 eurų. Jo. Tai va, ačiū žmonės, kad žiūrėt. Jums iš širdies linkiu gerų naujų metų, prašvęsti su draugais. Eiti į lauką, sprogdinti fejerverkus, džiaugtis gyvenimą, va, kokia graži eglutė. Tai ačiū, kad žiūrėt visi. Ir like, subscribe visada. Viso gero, gerų švenčių.